Tai galite padaryti dabar. Ledų dar viena dėžė yra jau pas mus. Ne pas mus, o tame juodame. Nu, naujas dviratis. Labas. Tau irgi gerų kojų. Stiksim. Jeigu kažkas turi laisvų rankų ir gerklių, tai palaikom. 15 ir tuos skaičiuojam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Labas, labas. Taigi ilgai nesimatėme varžybose. Buvo tokia pertraukėlė iki būtent šių svarbių man varžybų. Sustabdžiau šiek tiek dalyvavimo varžybose įvairiose ir bandžiau daugiau gal treniruotis, pasiruošti Vilniaus etapui. Taigi Vilniaus etapas yra paskutinis MTB maratonų taurės etapas. Su ganėtinai tokia labiau MTB trasa. Daug šaknų, yra pakilimo, tai pamatysime, kaip seksis. Tai dieną prieš varžybas, prasukant koją susidūrus techniniais nesklandumais, trūko galinio rato špikis jau antras per mėnesį, tai teko reaguoti į situaciją, prašyti pagalbos, tai kreipiausi į savo klubą, atsirado kas padėjo ir paskolino ratą aliuminį su Thunderbird padanga, tokia tikrai maratoninė plika padangikė. Tai dar kartą didelis dėkui Adolfui iš Velo Šiauliai Piko už pagalbą, kad galėčiau dalyvauti šiose varžybose. Tai vis dar startuoju už mėgėjų grupę, 2 ratai. Trasa buvo apie 44 km, sukilimas apie 470-60. Ir matome jau pirmas sukilimas, visi varo agresyviai. Tempas tikrai buvo labai aukštas nuo pradžių, nebuvo nei kada pailsėti, nei kada atsikvėpti, nei kada pavalgyti ar atsigerti iš tikrųjų. Čia toks nusileidimas dažnai kyla nesklandumų leidžiantis. Va ir štai matome jau pirmas krešas. MTB maratonų taurėje šiais metais sekasi gan neblogai. Turiu jau sąskaitoje 2-3 vietas, taigi Vilnius tikrai svarbios gan varžybos. Norėjusi užimti ir čia podiumą, kad būtų visi etapai podiumai. Bendros įskaitos mėgėjų nėra, bet dėl savęs tai tikrai verta pakovoti. Na ir manau, kad jau suvažiavus visą sezoną podiume šitam MTB maratone, jau gauni bilietą į 3 ratų distanciją. Čia jau leisdamasis pajutau, kad tas galinis ratas, kuris ne mano paskolintas, yra šiek tiek kietesnis, kadangi ir slėgio reikėjo daugiau įpūsti, kadangi siauresnė padanga yra 2.1 lygtais. Na ir jau pradėjau justi, kad važiuoju daug kiečiau ir krato daug labiau negu manasis ratas. Na, čia manau, gal varžybų įstatymų nepažeidžiau nuostatų. Labai stipriai, tiesiog geras trasos žinojimas leidžia tau šiek tiek užsimti geresnę poziciją. Ir čia ir matome, nuvažiavo, jie žino ten kelią ir apvažiuos tikriausiai greičiau pro ten. Tai vietiniams tikrai pranašumas yra tokie šartkutai, o kad pažeistume labai stipriai nuostatus nemanau. Viskas tvarkoje. Tai kaip ir minėjau, pradžia tikrai buvo įtempta. Aukštas gan tempas, 3 ratų distancijos dalyviai taip pat palaiko labai aukštą tempą pirmame rate. Tai važiuojame su jais, priekyje matosi žydrais marškinėliais Šilalės komandos atstovas Donatas. Tai Donatas taip pat kartu su manim lipa ant podiumų, tai kaip ir mano konkurentas ir krenta jisai čia suklysta. Dažnai čia klysta dviratininkai. Ir dar pasisuksiu, pasižiūrėsiu, ar viskas Donatui gerai, ar stojasi važiuoja. O Vilniuje startavau su numeriu 77, 27, tai ar tie 7 tai man atneš kažkokią sėkmę šiandieną pamatysime.
Vilniaus etapas gaunasi kaip ir prieš paskutinios varžybos. Dar mūsų laukia spalio 5 dieną MTB Tauragė, Žemaitijos taurė Tauragėje. Puikiai trasa, sudėtinga techniška ir tai bus turbūt paskutinios varžybos, jeigu dar kažkur ekspromtu nesugalvosiu kažkur sudalyvauti. Upelį pavyksta sėkmingai veikti, kiek girdėjau, kad yra tiltelis, bet aš jo jau 3 metus nesu matęs, kad ten yra kažkoks tiltelis ir galima per jį važiuoti. Tai visada kiaurai upelį, dažniausiai pavyksta sėkmingai pravažiuoti man jį. Ir vis dar stengiuosi palaikyti esamą tempą, jis yra šiek tiek aukštesnis negu šiaip mano tempas varžybose, bet kol yra iš ko jį palaikyti, tai ir palaikom. Matome, jaunuolis išlenda į priekį, užsimotyvavęs stipriai, reikia nepaleisti. Už manęs taip pat yra kokie dar 5 dviratininkai, kurie važiuoja šioje grupėje. Ir minėtas Donatas grįžta į mūsų grupę, prisivijo po griūties, irgi nusiteikęs jau šiandieną tikrai pasirodyti gerai. Čia atvažiuoja pas mus su žaliu dviračiu Audrius Leleika. Taip pat lipa kartu ant podiumo ir yra mano varžovas ir taip pat nusiteikęs šiandieną važiuoti greitai. Šiuo metu galiu pasakyti, kelinti mes važiuojame, bet tuo metu, kai buvau varžybose, tikrai nežinojau kelintas nei aš, nei kurioje pozicijoje. Tai Leleika važiuoja pirmas, aš šiuo metu antras ir Donatas važiuoja už manęs trečias, mėgėjų grupėje 2 ratų. Maitintis nenusiteikęs, kadangi reikia dirbti, nepaleisti, Audrius Leleika lekia į priekį. Ir stipriai gan lekia į priekį ir sunku jį ten sugaudyti. Šitas posūkis dažnai pareikalauja klaidų. Ne pirmus metus matau, kaip čia klysta. Trasos žinojimas, dar kartą pasikartosiu, Vilniuje tikrai yra pranašumas ir vietiniai važiuoja sklandžiau čia. Audriaus kaip ir dar matyti, bet čia įkalne ir tikriausiai jau nulėks jisai. Pasidaręs gan nemažą tarpą tarp mūsų. Po dešinę matosi lygtais Donato ratas ir išlėk ir Donatas. Pamatęs, kad Audrius Leleika jau gan toli nulėkęs, tai turbūt bando gaudyti. O mane palieka 3 pozicijoje šiuo metu. Buvo šiek tiek ir asfalto ruožų, trasa lyg ir nepasikeitus nuo praeitų metų, viskas kaip ir taip pat. Matome, kaip Donatas priekyje stengiasi spurtuoti ir nuvažiuoja. Jie šiek tiek tolėliau negu aš. Buvo tikrai karšta diena, palyginus kaip rugsėjo 21 lygtais vyko varžybos. Tai jau buvom pripratę prie vėsesnio oro, dabar vėl karštis, vėl reikėjo klimatizuotis. Ir kaip matome, šioje grupėje nebėra nei Donato, nei Audriaus, tai šiek tiek liūdna man čia darosi jau. Supratau, kad jie nuvažiavo ir teks kažkaip tai bandyti vytis arba pasiduoti. Bet pasiduoti tikrai dar anksti, neįveiktas nei pirmasis ratas, 18 kilometras. Ir dar pasitikslinau Strava segmentuose, kaip vadinasi šis kalnas, tai tiesos kalnas, kad nesuklyščiau. Tai prieš finišą toks nemažas kalnelis, visada yra palaikymo prie šito kalno, tai šitas tikrai smagu, lengviau kankintas. Tiesos kalnas turbūt dėl to, kad jau čia ir išsiaiškinam tą tiesą, kuris stipresnis prieš finišą ir kuris atvažiuos pirmas į finišo liniją. Ir čia matosi jau, kad 1 kilometras liko iki finišo, iki pirmojo rato finišo. Situacija nepasikeitė. Audrius su Donatu pabėgė, bandau tiesiog važiuoti savo tempu. Aišku, kaip visada, važiuojant savo tempu,
kai važiuoju vienas, kažkas mane turėtų prisivyti. Galėčiau pasakyti, kad nebuvo ta pati geriausia diena varžybom, nebuvo ta pati savijauta geriausia, startavus tik tai pasijuto, aišku, bet nebuvo ir pati blogiausia. O tų tokių dienų, kur labai gerai eina, tai būna gal kelias ir jeigu pataikant varžybų, tai labai gerai. Tai tikriausiai vieną kartą šiais metais gal ir buvau užtaikęs Telšiuose, kad važiavai ir buvo gerai viskas ir mėgaujies tom. Čia reikia pasikeisti gertuvę. Kaip visada, Emilija perduoda sėkmingai gertuvę. Ačiū tau. Šiuose varžybose gal šiek tiek suklydau su mityba. Prieš startą suvalgiau per stiprų geliuką, tai pilvė taip sunkoka buvo ir vietom jau tikrai nerimavau dėl to, bet antram rate lygtais pasitaisė ši situacija. Tai klaida, kad dariau taip, kaip niekada nedarau prieš startą, pakeičiau mitybą kažkuom, tai ir pasiekmes buvo tokios. Čia norėčiau kaip ir apsilenkti, bet man sako, neliek, biškį pristabdyk. Gerai, palauksim geresnios vietos apsilenkti, tai greitai ir atsiranda ta galimybė. Matosi karts nuo karto gertuvių pamėtyta, tai tikrai buvo susidūrimų, griūčių. Sargiai! Ir matome Vilniaus gravelistus, švachų gengo turbūt. Tai standartiškai ausinukas ir važiuojam. Tai gerai, kad pavyko išvengti susidūrimo tiek su dviračiu, tiek su teisėju. Vėl kertame kelią. Pasižvalgau karts nuo karto, ar kažkas atvažiuoja ar ne, gal grupėje bus lengviau dirbti, gal pagreitėsim kažkiek, gal tempas pakils, nes šiuo atveju šiek tiek krenta tempas. Ir čia iš galo norėjo mane jau kuris laikas aplenkti šis dviratininkas, tai pagaliau pasitaikė jam progą po mano klaidos. Ir vėl kertam upelį. Sėkmingai čia vėl pavyksta jį pervažiuoti, nėra čia kažkas labai sudėtinga. Šiek tiek gal dviratis po to sunkiau dirba, stabdžiai ir grandinės užšlampa, bet greitai viskas pasitvarko. Ir matome jau širdies ritmas šiek tiek nukritęs, tai tempas krenta stipriai. Šiaip mano darbinis širdies ritmas varžybose turėtų būti aukštesnis, kad išlaikyti tempą. Ir atvažiuoja kitas dviratininkas ir nusprendžiu čia gal su juo pasidarbuoti ir nepaleisti jo, nes net nežinau, ar čia iš mano grupės ar ne, pasiūlo ir pasikeisti, tai važiuojam dabar kartu su juo. Svarbiausia tikriausiai, kad nebe vienas važiuoju ir gal šiek tiek pakelsim tą tempą ir kažką prisivysim. Taip pat ir širdies ritmas pakyla, tai kaip ir tempas pakilo, viskas tvarkoja, vėl motyvacija šiek tiek atsirado važiuoti greičiau, pasistengti, padirbėti, kadangi nebe vienas kažkaip padėjo man šitas atvažiavęs dalyvis. Atvažiuojam vėl maitinimo punktą. Negeriam, nesimaitinam, nėra laiko tam, reikia dirbti. Ir čia labai gerai padaro, kad prasineša, kad jis 3 ratus važiuoja, tai man kaip ir nebėra dėl ko nerimauti dėl jo, tai galime dar efektyviau dirbti abu kartu. Nes jis ne mano varžovas, jis važiuoja 3 ratus, kita grupė ir pasidarbuosim dabar dar stipriau. Na ir tas posūkis, kur sakiau prieš tai, kad dažnai klysta, pats klystu antrame rate, kažkaip ne per tą
įvažiavimo įvažiavau į tą posūkį ir matome Donatas, nu čia tai staigmena, tiesiog vos ne ant vietos mina, nesupratau, kas jam čia nutiko, bet po varžybų susitikau, pašnekėjom, kad padangą nuleido, tai prokolas, tai nežinau, čia tie 7, tai gaila, kad tik kažkam padarė negerai, o kažkam pasisekė, bet jau tokios tos varžybos yra. Vėl asfalto ruožas, 54 km/h greitis, priekyje automobilis, pamato mus, praleidžia, ačiū tau. Ir priekyje matau dar tą dalyvį, kuris prieš tai mane apsilenkė, tai šį kartą mes jį lenkiam, bet mes dar matysime jį ne kartą, tai aš aplenkiu, tai jis mane aplenk, taip ir važiuojam, aišku, jisai važiuoja 3 ratus, kaip ir už manęs esantis dalyvis. Na ir jau nebedaug tų kilometrų liko iki finišo, dar prieš finišą laukia mūsų Tiesos kalnas. Na ir aš, žinoma, nežinau, kurioje pozicijoje čia važiuoju, tai tiesiog palaikom tempą, bet pamatau varžovą, kurį tikrai atpažįstu ir jis yra iš mano grupės. Tai būtų Dainius Juška, šviesi ta pilka tokia apranga. Nustebau iš tikrųjų pamatęs jį čia atvažiavusi, pagalvojau, tai kelintas aš tada važiuoju, nes lyg Dainius nedavažiuodavo per varžybas iki mūsų. Nu, sakau, čia tai reikės man dabar jau padirbėti ir jeigu važiuojame prizinėse vietose, tai tikrai čia reikia kažką jau daryti. Ir važiuojame į Tiesos kalno segmentą ir vat būtent šioje vietoje galvoju, man čia reikia paspausti, kiek man eina ir pabandyti atsikratyti Dainiaus. Nes kitaip turėsiu reikalų finiše, ar reikės sprintuoti ar ką ir galiu pralošti, nes jau pavargęs ganėtinai jutaus. Na ir dar vieną įkalnę ir čia priėmu sprendimą, kad dabar arba niekada ir didinu tempą į kalną ir bandau nuvažiuoti, pabėgti. Tikriausiai aukščiausias širdies ritmas šiuose varžybose, 186 matom pasiekėm, tai tikrai pastangą čia didelę dariau ir po kalno stengiuosi net leisti. Nes jeigu nori pabėgti, tai turi varyti dar ir už kalno biškį. Net nesižvalgau atgal, nežiūriu, kiek aš ten pabėgau, pažiūrėsiu paskui, kai atliksiu savo darbą. Na ir čia prasideda nuokalnė, bus didelis greitis. Atsiplėšiau aš nuo Dainiaus, iš tikrųjų pasidariau tokį nemažą tarpą ir belieka tik sėkmingai finišuoti ir žiūrėti kelintoj pozicijai. Na ir tas kalniukas, kuris praeitais metais man taip pat sutraukė mėšlungį, tai šiais metais lygiai taip pat sutraukė mėšlungį, tik žymiai stipriau. Ir net nežinau, ką daryti, lipti nuo dviračio ar ką daryti, bet stengiuosi minti toliau, riesti pirštus į viršų ir tikėtis, kad skausmas praeis. Na, skausmas niekur nedingsta, bet šiek tiek apmažėja. Tas skausmas liko ir po finišo ir visą tą likusią dieną. Pasižvalgau, kur mano varžovas Dainius, jis priartėjęs buvo jau labiau negu prieš tai ir čia jisai matosi važiuojantis į finišą, bet jam šansų nebelabai buvo mane aplenkti, dar kartą pasižiūriu, užsitikrinu tai ir finišuojam TB Vilniaus maratone antrą vietą mėgėjose 2 ratų distancijoje, labai patenkintas rezultatu, daug ir sėkmės lėmė šitą rezultatą. Ačiū visiems, kas žiūrite ir dar gyvai komentaras iš varžybų. Iki kitų kartų. Eina sau. Kaip čia kolega sakė, atrodo labai prastai myniau.
Bet kai pažiūri į numerį, tai čia viskas dėl numerį. Kas šiandien, jeigu pavyko kažkur suvažiuota, tiksliai nežinau, bet pagal priešininkus tai pavyko kažkas. Buvo žiauru, prieš galą Mėšlungį, kai visada toj pačioj vietoj, kiekvienais metais. Visada toj pačioj vietoj. Tas paskutinis mažiuks kalniuks ir viskas ten Mėšlungiuks. Tai buvo Dasvyje, visai kits priešininkas, kuris netikėjau, kad Dasvys. Pamačiau jį, nu dabar sakau, reikia kažką daryti arba viskas. Tai paspaudžiau kalną ir nukrita. Bet paskui Mėšlungis, tai galvojau viskas, jau lipt nuo dviračio, net galvojau, nu taip, sutraukė, net traukė. Pradėjau kelti pirštus į viršų, nutraukė. Gerai, važiuojam žiūrėti, kelinti. Oi. Šešios sekundėmis greitesnis Lukas Tarvydas, Pinko galo šauliai. Ir varžybų nugalėtojas Audrius Meleika, komandos dvasia Ultraman. Audriui, Lukui ir Dainiui jūsų plojimai. Audrius Meleika. Įgėžimas yra Lukas! Sankcijos dalyvių būryje. Audrius Meleika, Lukas Tarvydas ir Dainis iš karto.